Labą dieną. Turbūt mūsų pasilgot, mes va tokie. Labai paaugę, labai išdykę. Atsiprašom, kad vėluojam, bet sunkiai čia mums gaunasi. Atsikelia. Būna 12 balučių. Kol pamaitini, kol viskas, būna 12 kakučių. Kol viską surinki, jie vėl nueina miegoti. Aha. Ir kaip čia dabar visus mum apglėbti? Gal dabar parodyt po vieną. Kas čia va šitas va? Šita va. Va šita. Raudona. Čia raudona. Ne, čia rožinė. 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 O čia oranžinė matosi mergina. Rožinė mergytė labai graži ir faina, nes maža buvo labai kukli. Raudona va ten matosi. Mėlynas. Va šitas. Mažius, apie mažių daug ką galim kalbėti. Šalia Kuba. Šalia Kuba. Va, Kuba per galvas labai mėgsta ant rankų būti. Tai dabar čia reikalavimas Čia didžiulis. Čia rudas. Kas čia atbėgo pasistrikčiodamas va šitas? Čia raudona. O šitą? Čia Žydra. žydras. Žinokit, net ką dabar pasakyt, kuris geresnis neįmanoma, nes jie visi judrus, visi išdykę, visi su charakteriais, visi savo reikalauja. Visi labai aktyvus. Ir visi labai aktyvus, nėra nei vieno, kad mažis. O mažis tai labai mėgsta iš pasalų visiems į uodegas kasti ir labai nemėgsta būti nugalėtas. Jeigu jau kas savo svoriu jį prispaus, oi, kaip mes supyksim tada. Nes mes visą laiką turim būti laimėtojai. Labai ant rankų šitiem reikia, labai. Vienintelis mažis moka išlipti laukan. Kas tengiasi, o mažis 1-2 ir jisai jau vaikšto po plačią alėją. Va šitaip mes reikalaujam dėmesio, nes ranka įkiši viskas. Visi subėgs, visiems reikia, visiems. Va kokie mes didučiai. Šitą šuniukus planuojam pradėti pasimti nuo kovo 3. Orientuokime antrą vadą. Ir kas pirmumo teisė jau maždaug galite planuotis. O su visais kitais susiskambinsim, susisieksim atskirai. Kas ten taip piktai? Aha. Taip, gal dar kam klausimas kyla dėl maistuko, nes pradžioje šuniuką pasiemant ko reikia turėti? Guolį, 2 indukus ir maistuko. Faktiškai visko šito užtenka. Tai va, mes šuniukus maitinam, tuoj parodysiu. Matot, kas čia pas mus darosi. Čia visiems, kuriem reikia labai ant rankų. Kas ten guoli šitai pešasi? Kas ten išdykauja tokie? Pažiūrėsim. Kas čia tokie išdykę? Pilkas. Žydru. Matot, kaip jie laukia naujų šeimininkų ir dėmesio. Visiems 12 mes tiek meilės negalim suteikti. O jiem taip reikia bendravimo, taip reikia ant rankų. Taip reikia bendrauti. Paėmė ant rankų, pagatavį užbučiuoti negyvai. Laižunčikai visi. Tai va, mes maistuką maitinam profainu.
Nes gal kažkam maistukas yra galvos skausmas, dar neįsirinkot kokio norit maistuko ir kuo maitinsite, tai galim užsakyti, perkam iš platintojų, yra 15 kg 120 litų. Nepermaitinant šuniuką ir maitinant pagal normą, turėtų užtekti 4 mėnesių. Tai va, jeigu kas dar neapsisprendėt su maistuku ir nerandat, skambinkit, rašykite, jeigu turės reikiamą kiekį, mes jum užsakysim. Taip pat galim rekomenduoti kitus maistukus. Galim rekomenduoti kitus, jo rodau Profainas, upėm. Tai va, 15 kg 120 litų. Šiaip jau jie labai skaniai jos valgo, viskas tvarkoj. Jo, tiško, eikit žaist, visiems reikia. Kam čia labiausiai reikia ant rankų? Kas čia toks vaikinukas, toks prispaustas pas mus čia? Juodas. Juodas, gražuolis. Mėlynas matosi. O kas ten kaulą griaužia? Kuba. Kuba. Visiems reikia, palaukit, baigsim filmuoti, visus paimsim ant rankų. Visus paimsim. Kas čia loja per vidurį va šitas? Čia raudonas, o per vidurį. Čia rūžava va šitą iš krašto, o va čia per vidurį kas yra toks. Irgi mergina turėtų būti. Čia žydras. Ai, žydras, nu tai visi. Leidukai visi tokie juodasnukiai yra. Vinukai, snukiai pabalė jau, bet tai Leidą peržiūrėjom visas vadas, Leidą parsivežėm juodasnukę. Ir pas Leidą visi šuniukai juodasnukiai, bet tai čia po to viskas įgauna spalvas ir tikrai... Dina, ateik čia, Dina, greitai, parodysim Diną, mes parsivedėm iš kirpyklos. Tai mes jau nebesam tokie apaugę. Ateik, Dina, suigausi, ateik. Va, kokia mūsų mama Dina. Nusikirpusi, dabar matosi vieni papai. Eik pažaisti su vaikais, nenori su vaikais pažaisti? Tavo vaikas. Tai va, šitiek turim veiksmo. Dar parodysim šukas, kokias reikėtų turėti, bet čia su laiku tikrai yra neskubu. Nes faktiškai dabar galima būtų tik vienas įsigyti, nes reikia nuo mažens pratinti šukuotis. Tuoj vyras suras. Šukavai paskutinį kartą, Dina. Ieškok. Nes. Tai, va, šitos yra, kaip čia, pakelk ant rankų, gal geriau matysit. Va, šitos jau labą dieną su vištiena, paėmėm ir išlipom, sakė, norim šukuotis. Šitos yra pagrindinės, tai va, su šitom jau galima šukuoti ir pupius. Ir žiūrėkite tik tai, kad nebūtų aštrus galiukai, parodyk mums galiukus. Yra, jeigu matosi su tokiais dantukais, su tokiais, va, iš šono gerai matosi, su tokiais rutuliukais ant kampų, tada kas čia toks išlipo? Pilkas. Įkelk į kolekciją. Mama Leida pasiilgo šuniukų. Tai va, su šitokiom galima karts nuo karto jau jos prašukuoti, kad jie pratintųsi prie šukavimo ir jiem nebūtų didelis stresas. O jau kai bus šuniukai didesni, dar reikėtų pakelti dar tas 2 šukelės. Ne šitos, o kitos dar kažkokios būtų. Va, šitokios arba šitokios. Tai čia yra iššukavimui. Parodyk dar iš šono kaip va. Nu va, tokios va. Ir trimingo šukos va šitos. Jau šitiem, kai jau didesnis po metų gal reikėtų turėti. Nesimato, nes tada labai su jais gerai... Labai mes smalsus. O Leida eina dabar maitinti. O, pažiūrėkit, kas dabar bus. Nes Dina jau šuniukų nebemaitina, maitina tik Leidą dar į dieną po porą kartų, jai reikia tada išmaitinti visą 12.
Bet tai čia tik tai... Matot, kas darosi. Jo, bet čia tik tai vaizdas, nes jau pieno kiek čia kažimbėra, bet mums visiems reikia. Kas eina... Kas čia išlipa? Kas einama valgyt, o kas mažiui reikia būtinai ant rankų, sakyk, valgys valgių, bet aš noriu bendrauti ir čia dar vienas išlipo, Katra čia išlipo. Ar Pilkas. žydras turėtų būti? Šiaip pilkas. Pilkas. Jo. Mažiui valgy, tau reikia daugiausia valgyti. Ne, mažiui labai jisai reikalauja ant rankų. Va, nu pasižiūrėkit, 1, 2, viskas jau vartuko atidarytų nebegalima bus palikti. O va čia pas mus viskas vadinasi. Pamaitinti, Mum užtenka. Va, nu, alpinistai, viskas. Sukelk ir uždaryk vartelius, nes čia jau darosi pas mus. Kur noriu, ten einu. Dar reikėtų turėti tokias Ai, žirklutės. žirklutės. Nagam. Arba tokias giljotina tipo, arba būna tokias kitokio tipo dar žirklutės. Nagučiams skirti. Jo, tai va. Nagučius reikia pratinti nuo mažens ir kartas nuo karto nukirpt, kad per ilgi neužaugtų. Ne, nes po to bus viskas subraižyta ir patiems vaikams bus nelabai smagu žaisti, kai labai stipriai brėž. Ir kojytėm nesveika, kaip per ilgi. Jo, nes. Tai va, faktiškai šitiek, ką turėjom papasakojom. Tokie mes jau didučiai ir gražučiai. Vietos atrodo kaip kalėjime uždaryti. Na ne, pažiūrėkit, kokia didelė jūsų teritorija. Va, nu, kam kas, o vienas tai eina žaisti. Kas čia tokia? Balta? Viza. Viza. Viza, sakyk. Kas kniauksi, o aš tai pažaisiu ramiai. Tai va. Čia, matot, kaip mums reikia dėmesio, kaip mums reikia šilumos ir bendravimo, kaip mes norim. Tai va tiek, bus kokių klausimų ar kažką prašom skambinti, rašyti, kaip jums patogiau, visada mes susisieksim. Ponios mamos irgi nori dar pažaisti. Dina pati dar kaip vaikas, jin pati nori dar žaisti, jin pati nori dar... Bet Leida visada nusileidžia jai. Mamas reikia su vaikais pažaisti, bet mamas nenori su vaikais, nes vaikai iš karto lenda pieno. O jom jau skauda, nes jie labai dantyti, visa burnė pilna dantų yra. Tai va, iki sekančio karto.